mūsų kalbūrinės smurta.lt. Sveiki visi, su jumis Go for Vape. Iš karto dėkoju Royal Smoke'ui už nuostabią prekę, tai yra Smoke Micro One. Šiandien pas mus būtent šito aparato apžvalga, bet biški kitam stiliui. Tikiuosi jums jis labai patiks, nes man šitas stilius yra kažkas tobulas, su juo dirbo visi vieni geriausių reviewerių, vlogerių ir taip toliau. Vadinasi, būtent tokiam stiliui pristatyti jums būtent šitą prekę. Jeigu jums patiko reviewas, iš karto dėkite laikus ir subscribinkit, jeigu dar to nepadarėt. Jeigu ne, tada rašykit komentaruose, kas buvo blogai. Ką tada nedelsdami einame prie pačio reviewą, bet dabar ne ant stalo, o kai kur kitur. O kur, pamatysit patys po 2 sekundžių. Iš karto matome štai tokią gražią dėžutę, prieky pačios dėžutės randasi mūsų pats modas, tai yra juodos spalvos ir su juodu TFV4 Micro. Kai matome, taip pat čia yra visas komplektas, ne tik modas, bet kartu tuo pačiu ir su kaitikliu. Iš galo matome visas jos specifikacijas, kas įeina, kas kaip. Galite parstudyti šitą pavyzdžiui dar pažiūrėti, bet apie tai viską papasakosiu ir atidarysime dėžutę ir pažiūrėsime, kasgi ten randasi pačiam viduj. Štai taip atidarius dėžutę atrodo mūsų pats boksas, kai matome vadinimas R80, ne M, bet R, taip pat su TC funkcija. Anksčiau buvo modas M80, kuris labai lagino, labai krito vatai, temp kontrolas nelabai gerai veikia, ko nepasakysi būtent apie šitą boksą. Toliau atidarius kitą tokią dėžutę matome visą jo komplektaciją, tai yra Micro TFV4 Mini. Tai yra visas absoliučiai tas pats, tik tai mažesnės talpos. Toliau matome dešinėje pusėje USB kabelį bei visus jo priedus, tarpinės ir taip toliau, didesnės talpos stikliuką bei juodos spalvos ringą. Štai taip atrodo mūsų pats box modas Smoke R80 TC. Šiaip modas yra įvairiausių spalvų, raudonas, pilkas, juodas ir taip toliau. Matome irgi kaip visą laiką fire button ir pliusas ir minusas mygtukai. Štai taip, iš priekinės pusės ekranas labai pagerėjo, anksčiau buvo mėlynos spalvos, dabar tapo baltas ir taip pat labai malonus akiai. Būtent man šitas boksas labai patiko, manau, jį pasiliksiu į savo ir garins jį labai laimingai ir viskas bus gerai. Taip pat, štai taip, atrodo mūsų visas ekranas biški iš arčiau, voltus, ohmus, vatus, galima užlokint, unlokint vatus ir iš dešinės pusės matome V raidę, ką reiškia vatai. Štai taip atrodo iš apačios, taip pat šitą modą galima kaip updatint, taip pat ir kraut per USB kabelį. Baterijos čia yra iš karto įmontuotos, tai nereikės jums nieko nedapirkinėti ir taip toliau. Ir matome labai milžinišką aušinimo sistemą, galima tai pavadinti. Viršui mes matome mūsų 5-10 sriegis, taip pat 4 varžtukai, po kuriais slepiasi visa mikroschema, visos įdomybės ir taip toliau. Kaip ir minėjau, šitas boksas labai stipriai pagerėjo, atsižvelgiant į seną M80 versiją, kuri buvo man nelabai arti širdies. Dabar apžiūrėkime visas funkcijas, kas sugeba būtent šitas boksas. Kai matome pirmą funkciją, čia yra modas, temp modas arba VAT modas. Dabar, kai matėte, spaudėlioju, kad ekranas neišsijungtų ir galės, kaip pamatytumėt. Taip pat spaudžiame fire button ir mūsų sistema, mūsų temp kontrolas arba vatish modas veikia. Toliau ant ekrano mes biškai palaukime ir matome, kokį koilą pasirinkam. Arba stainless steel buildas, nickel buildas arba titan buildas. Kaip ir minėjau, spaudėlioju visą laiką, kad neišsijungtų būtent šitas meniu ir negrįžtų į pagrindinį vaizdą. Taip pat spaudžiame dar kartą, spaudžiame fire button ir galim pasirinkti double coil arba single coil, kas, manau, irgi labai fainai, čia kažkaip atsižvelgia į ohmų rezistenciją arba kažkas tokio, nežinau būtent kam jie tai padarė, bet funkcija iš tiesų labai įdomi. Toliau mes matome trečią funkciją būtent šito modo, ką jis toliau sugeba, ir tai yra temperatūra max, min, soft, norm ir hard. Taip pat čia reguliuojasi ant kiek stipriai kaitinsis mūsų kaitinimo galvutė, mūsų koilas, kaip pastebėjau, tikrai skirtumas yra, darant arba ant soft, arba ant max, arba ant hardo. Tikrai yra didelis skirtumas.
Taip pat mes matome čia screen time, kiek pas mus laiko stovės laukimo mode mūsų ekranas, kiek laiko jis neužges. Taip pat čia galima pasisyti kiek norite iki 240 sekundžių. Štai taip iki galo aš viską davedžiau. Nežinau, kodėl šita funkcija labai reikalinga, manau, netgi tas pats Evikas padarė labai prastai, tiesiog ten keletą 10 sekundžių ekranas gesta ir nuo šito nelabai kas keičiasi. Taip pat galima eiti į mūsų temp modą spaudžiant fire button ir pliusą. Paspaudžiant minusą ir fire button galima pasirinkti bus temp hard, soft. Spaudžiant minusą ir pliusą vienu metu, spaudžiam laikom ir kitą dalyką, kitą pliusą spaudžiant, mes galim pasirinkti užlokint mūsų vatus arba Celsius arba unlockint. Taip pat modas užlokina 5 paspaudimais. Kaip ir minėjau, štai tas pats naujas mažylis iš Smog TFV4, dabar netgi jų yra 3, tai yra Smog TFV4 didelis, mini biškį mažesnė versija ir štai tokia išvis labai maža versija. Kodėl man nelabai šitą versiją patinka, kadangi jis ryja labai daug skysčio ir nežinau, man biškį neužtenka šito bako. Dabar matome visą komplektaciją, būtent kas eina prie šito kaitikliuką, tai yra, kaip ir minėjau, ringas, papildomas didesnės talpos stikliukas ir visokiausios tarpinės. Skysčio įpilimas tas pats, nieko nepasikeitė, kai matome viršuje atsidaro į dešinę pusę ir pro tokią mažą skylę galima įpilti skystį. Štai maždaug taip skiriasi mūsų skysčio talpa. Taip pat papildomas stikliukas biškį didesnis, kuris gali išlaikyti netgi iki 3,5 ml talpos. Nes dabar matote, kaip atrodo su didesniu stikliuku mūsų kaitiklis. Nieko naujo apie kalbėti netgi nereikia, nėra ką kalbėti, kadangi apžvalga būtent šito kaitiklio pas mane yra kanale. Taip pat čia yra labai daug kaitinimo galvučių pasirinkimų, kaip quadruple coilas, taip toliau. Šitie visi kaitinimo elementai tinka būtent šitam modui. Tai kągi, maždaug tiek pakalbėjome apie šitą komplektuką, Micro One iš Smog. Manau, šį kartą Smog mūsų nepaves ir visi išliksim laimingi, kadangi Smogai visi labai gesta, bet tikiuosi šitas tikrai gerai atlaikys. Kaip ir sakiau, iš karto biškį naujai nufilmavau šitą visą revievą. Jeigu jums patiko, paspauskit laiką. Jeigu nerašykit, kas buvo blogai, jeigu jums tikrai tokiu būdu, būtent kaip čia dabar vyksta, patiks viskas, tada taip ir tęsim, jeigu ne, tada grįšim prie senų revievų būdų. Kągi, su jumis buvo Go for Away, vaidinimas, kaip nereikia per daug, bet yra bent jau sveika. Ačiū, kad žiūrėjot šitą būtent video. Ačiū visiems, kas iš viso žiūri, kas subscribina mane. Taip pat norėčiau pasakyti jums tokią žinią. Jorūlas Smauga man pasakė toks vienas pardavėjas, kurio vardas Lėška, kad jis yra geriausias. Jis yra geriausias, nes mane ten turėjo primušti, jeigu nepasakysiu tai. Tai kągi, tada tiek, manau, subscribinkit, komentuokit, laikinkit ir iki naujų susitikimų bus tikrai daug naujų gerų, gražių modų ir visų jums geriausių.